Taigi 5-oji čempionato diena, viso yra 6 dienos, normaliai jie patys teigia, kaip jau minėjau kažkuriam iš video, kad jiems reikalinga minimum 10 dienų. Jie vėl sprendžia, kaip šiandien viską jiems sustrateguoti. Vakar buvo pirmasis išėjimas į laivą, į tiesioginę transliaciją. Tai yra ne dėl to, kaip mes tai norėtume, bet dėl to, kaip jie yra pasirašę savo strategiją dėl laivų, kad jie ten nerodo trankinių, žodžiu, išeina tik tai nuo turų pradžios ir taip toliau. Tai situacija šiandien, mano nuomonė, tai yra pakankamai nebloga, kokias bangas aš matau, bet jiems jų neužtenka. Aš tikrai nesu ekspertas, kuris galėčiau įvertinti bangų kokybę ir apskritai situacijos tinkamumą čempionatui. Tai, žodžiu, mūsų ofisas kol kas ant Cabo Roco šitą vietą vadinasi. Tai ofisas šiandien, konteinerinis lamelis su Starlinku ir mes tik tai, kaip pasakyti, mūsų užsakovų tarnai, tai laukiame bet kokio signalo ir kai tik jie bus pasirengę, mes irgi esam pasirengę pradėti tiesioginę transliaciją. Tai žiūrėsim, dabar pas mus tik tai 8 valandos ryto, Lietuvoje jau 11. Tai dabar priimami sprendimai, toj pamatysim, kas bus. Visi laukime, pasiruošime šitą, kaip tie specialūs daliniai, kurie sėdi, laukia gaisrininkai taip pat. Tai ir mes dirbam tokiu pačiu režimu. Tiesiog pasiruošime, dabar einam šalia į puikų bariuką, kuriame vakar nesugebėjo net priimti užsakymo, nes priėjom prie baro, sakom, tai čia galus, ne, atsisėskit, prieisim. Taip ir nepriėjo, tai likom be kavos. Gal gerai, gal blogai, nežinau. Bet bandysim šiandien vėl gauti kavytės atsigerti, nes turim laiko. Nevyks viskas taip greitai. Turiu tokį įtarimą, kad kelsis labiau į antrą dienos pusę, dabar 10 valanda mūsų laiku. Tai jau pirma Lietuvoje. Tai va. Einam kavos. Live or Yes, just now. welcome Say everyone all for what the you think just now. Tai labas vakaras, 7:30, ką tik tai parėjome į viešbučio kambarį. Šiandieną jau turėjom maždaug 7 valandų tiesioginę transliaciją. Tai dirbom jau pilnu pajėgumu ir rytoj laukia paskutinė čempionato diena. Tai minimum irgi 7 valandų turėsim tiesioginę transliaciją. Na, nebent ten vėl įmoras labai kliudytų, bet nemanau. Manau, kad stengsis. Tai kaip ir pavyko, viskas gerai. Užsakovas patenkintas, mes irgi patenkinti. Sporto niuansus perpratom, bent jau slydimo ant bangos. Yra kitos disciplinos kaip bikeiras. Ten vėlgi yra kitas filmavimo stilius reikalingas, bet visumoj jau perėjom į antrą pusę, tai daugiau negu pusė darbo padaryta. Tai rytoj vėlgi 7:30 išvykimas iš viešbučio ir vėl nauja darbo diena. Tai labas rytas, vėlgi Ponta Preta, paskutinė varžybų diena. Vakar turėjom, kaip ir minėjau, 7 valandų tiesioginę transliaciją. Šiandieną vėlgi 8 ryto, ta pati vieta, mūsų operatorių ofisas šios dienos. Ir tik paskutinių 7 dienų, sakykim, savaitės. Tai planas toksai, laukiam, kai tik tai nuspręs, kad sąlygos tinkamos, prasidės varžybos ir po varžybų turėsime
būtinai šiandien jau nusikraustyti, viską išsivežti viešbutį, nes mes dar čia liekame 3 dienom, galit matyti, kokios fainos bangos ateina. Atlanto vandenynas, gerbėmėjai, Atlanto vandenynas. Jo, tai va, tokios bangos, jeigu būtų kiekvieną dieną ir truputį daugiau vėjo, manau, jiems tai būtų ideali, taip sakant, ideali situacija organizuoti varžybas, bet dėja, kaip visada gyvenime, viskas ateina ne tada, kada lauki. Tai planas toksai, reikės daryti nusirinkimą, išsivežti viską į viešbutį, vakare bus uždarimo ceremonija, tam kitam, kur vienam iš video matėt Kite Beach, toj vietoje vyks uždarimo ceremonija čempionato etapo, tai važiuosime sudalyvauti, o vėliau dar lauks 2 pilnos dienos prie baseino. Kadangi kitaip logistika nesidėlioja, tai liksim būti prie baseino, pasimėgauti dar puikių orų, temperatūrą, vasarą ir jau 24 išjudėsime atgal į šiaurę, taip sakant, kur šalta, sniegas ir kiti iššūkiai. Tai va, tokia va operatorė jau kasdienybė šiuo metu. Tai va, vėl stabdomos varžybos jau antrą kartą dėl nepakankamo vėjo, nes kaitai tiesiog krenta į vandenį. Tai mūsų virtuvė yra tokia. Čia yra komentatoriai, kurie komentuoja. O šiandien Povilas mūsų dronistas. O čia mūsų darbo vieta, iš kurios ir vykdoma pati tiesioginė transliacija. O geriausias vaizdas, aišku, lauke, kur vėlgi pasikartosiu, kur yra vasara, vandenynas, nerealus oras. Tai va, turime gal jau 3 stabdymą, competition on standby dabar. Tai vėl laukiame, nes bangos labai gražios, o vėjo trūksta, kaitai negali normaliai dirbti ir raideriai negali varžytis. Taip kad laukimo režimas. Štai tokius puikius vaizdus mes matome iš mūsų kamerų, mūsų monitoriuose. 4 kamera yra dronas, dabar šiuo metu keičia akumuliatorių. Povilas yra prasiskraidinęs mūsų droną. Povilai, parodyk, kokią mes turim. Bomba. Droniuką turim. Bomba juda. O, bomba. Užarminta. Kalibriuojas, jo. Tai va, grafikos kompiuteris su vaizdo įrašais, įrašymo įrenginys, pultas, pulto valdymas, viskas profesionaliai. Kaip pasakyti, viskas profesionaliai, net ir tokiom sąlygom, kur, kaip sakant, paplūdimyje. Žodžiu, naujausia informacija. Nieko nesikeičia, puikus paplūdimys, puikus oras, plius 25 pagal laikrodį. Deja, bet visko gali būti, kad čempionatas bus sustabdytas dėl nepalankių oro sąlygų. Palikta paskutinė galimybė, dabar yra 16:32, tai 17:30 paskutinis skambutis ir galimai dar pratęs, bet maža yra tikimybė, nes bent jau jie ir patys nelabai, sakykime, tiki, kad oras galėtų pasitaisyti, bet visada pasilieka šansą, kaip sakant, viltis miršta paskutinė. Tai dabar mes jau einam atsigerti kavos į netolimą bariuką ir tada grįšim, lauksim. Jeigu bus sustabdytas čempionatas, tai automatiškai išleisim rėmėjų reklamas, uždarysim laivą ir nusirinkinėsim įrangą, nes šiandieną vakare jau uždarimo vakarėlis, kaip tikriausiai ir pasikartosiu, Kite Beach'e. Tai susirinksim įrangą, nusikapensim 6 didelius lagaminus
į viešbutį ir ruošimės vakarėliui. Tada sudalyvausim oficialiam uždarimo vakarėlyje ir rytoj tikriausiai užsiimsim įrangos jau galutinio supakavimu, paruošimu skrydžiui. Ir šiandieną mes turim 21, tai reiškia 22-23 mes pilnai čia, o 24 dieną per pietus mes jau išskrendam, tai bet kuriuo atveju, kaip visi žinom, tą dieną prieš skrydį, tai sakykim, kaip ir jos nėra, nes jau prasideda nuo lagamino ir nuo lagamino išsitempimo į receptioną, nuo transferio laukimo, kelionės į oro uostą, bagažo pridavimai, registracijos, saugumo patikros, laukimas prie vartų ir taip toliau ir panašiai. Kas skraido, tą žinot, kaip visą tai atrodo. Tai kaip ir gavosi, kaip gavosi, mes žinojom, kad gali tai būti. Yra buvę jų istorijoje, čempionato organizavimo istorijoje tokių situacijų tikrai. Tai ne pirmas atvejis. Ir deja, bet yra kaip yra. Mes turėjom galimybę parodyti savo lygį, parodyti, kad mes galime. Va, čionai pliažo kavinė. O kodėl jie neina tenai? Čionai sėdam ar tenai? Mamoks? Tai mums tai buvo svarbu, kad bet kuriuo atveju, nors ir tokiom labai sunkiom jiems sąlygom, mes darėme tiesioginės, mes parodėme, ką mes sugebame, koks mūsų lygis, koks mūsų požiūris. Jie turėjo galimybę su mumis susipažinti, mes turėjom galimybę susipažinti su jais. Tai aš skaitau, kad vis tiek visame šitame nutraukime yra ir pozityvių momentų, kurie greičiausiai lems mūsų ateities planus. Tai va čia va yra kita kavinė, tai kad įsivaizduotume, žmonės čia tikrai atvažiuoja relaksuoti, pabūti, atsipalaiduoti, o mes einam ieškoti vietos, atsigerti kavos ir grįšime į budėjimo vietą. Šiaip tai dar toksai pastebėjimas, kad va tas kavinės, kuriuose gėrėme kavą, jom visom ir Kite Beach taip pat, jom visom yra vežamas vanduo pristatomas cisternomis. Ir va dabar buvau tualete, tai bakelis pildosi, bet rankom nusiplauti vandens nėra. Matomai yra trūkumas ir riboja, nes su vandeniu čionai, kaip pasakyti, gal nėra taip jau lengva jiems. Tai va, kai po Lietuvoje mes net neįsivaizduojam. Visa beje energetikos sistema šitos salos yra pastatyta ant saulės baterijų ir kaupiklių, kas dabar 100% jam yra pagerinę situaciją, nes šiuolaikiniai kaupikliai ir mes turim name pasistatę, tai puikiai užtikrina visus poreikius ir vasarą leidžia visą naktį išgyventi iš kaupiklio ir nuo ryto vėl sėkmingai kraunasi ir praktiškai vasarą beveik tinklų ir nesinaudoja. Tai pas juos čionai nėra autonomiškai, tai yra irgi apjungta, nes matėm grinai konteineriai, pastatyta kaip čia pavadinti, kaip pastate, didelė teritorija aptverta, elektrinė gal labiau, sudėti konteineriai su akumuliatoriais ir va taip va jie čionai ir gyvena. Kadangi saulės turi daug, tai prisigamina, keli saulės parkai išmėtyti. Vieną matėm šalia viešbučių, gal tai ir viešbučių nuosavybė, bet yra ir bendri tinklai. Tai yra įdomių tokių dalykų, apie kurios Lietuvoje gyvendami su komfortu, turėdami nuostabų vandenį iš krano, nesukdami galvos dėl tokių menkniekių kaip elektra ir panašiai. Tai čionai visą tai nėra duotybė. Čionai dėl viso to jau kažkas tai visų tuo turi pasirūpinti ir reikia spręsti šitos klausimus. Ir tas komfortas, kurį mes turime, labai stipriai pasijaučia, kai atvarai tenai, kur su to yra problemos. Beje,
porą rytų buvo, kad prabundam nėra elektros. Nėra elektros, nedirba siurbliai, nėra vandens, žodžiu ir panašiai. Tai atvažiavom, nebuvo elektros ir vieną naktį gal užvakar atsikėlėm iš ryto, žiūrim, nėra elektros. Tai va, atrodo tokie paprasti dalykai, o tiek daug problemų. Tai nepaisant to, kad čia, kaip ir minėjau, su internetu nėra pasakos, yra pakankamai sudėtinga situacija, tai viešbučio kambaryje pasijunginėdavom, kol buvo pradinis etapas, labai daug bendravimo, labai daug skambučių, tai buvom pasijungę Starlinką, tai įsivaizduokit, jūs atrodo išsisprendžiat, o bam, dingsta elektra. Ir viskas, Starlinkas nebeveikia. Nu, žodžiu, Lietuvoje tikrai gyventi irgi yra labai gera, faina ir aš tikrai vertinu ir džiaugiuosi Lietuvą ir matau, kokia pažanga padaryta ir kokį komfortą mes realiai turim. O apsilankyti tokiose vietose kaip svečiui, tai irgi yra labai faina, pasišildyti ant saulės, pabūti geram ore, pakeisti aplinką, tai irgi yra nuostabi vieta. Bet iššūkių irgi yra nemažai. Taigi, kaip ir minėjau, atvažiuosim į uždarimo vakarą čempionato. Tai atvykome į čempionato uždarimo vakarą, kur jisai vyksta Kite Beach'e. Tuos vaizdus matėte jau praeitose video, kur irgi tarp smėlio, nutolę jau nuo visų miestų, puikus paplūdimys su kaitavimo mokykla. Tai mes esame vėl šitoje vietoje, šalia vandenino, kitoj salos pusėje. Pravažiavom per smėlynus, kelio kaip tokio čia nėra, tiesiog gruntas pakankamai kietas, aplinkui smėlis. Tai jie kelių kaip tokių čianai ir nenutiesia iki šitos vietos, bet žodžiu pasiprašėme, nes kadangi, įsivaizduoti reikia paprastai, kad čia jokio kelio iš esmės nėra, yra kelias per laukus, bet kad nenugrybauti, tai paprašėm vis dėlto, kad privažiuotų prie mūsų receptiono, mus pasimtų ir, tarsi nepasimtų, bet važiuotų priekyje, nes priešingų atveju galėjom tikrai nugrybauti, dėl to, kad lempos vos šviečia, langai užtraukti, ta prasme, tas džipas, su kurio važiavom, tai kaip ir dalinai tragiškos būklės. Ir kai mes važiavom net dieną, net jie buvo užgrybavę ir nusukę ne to keliu ir teko grįžinėti. Tai, kad nevėluoti, susitarėm, paprašėm, kad padėtų, privažiavo, jie važiavo iš priekio, mes iš galo ir labai greitai pasiekėme šitą vietą, nes jeigu dar Giedrius, nežinau, nesu tikras ar paprašys, bet iš pakelto drono net nereikia viršyti jokių aukščio ribojimų, ten 100 metrų matosi kita salos pusė. Tai čia tos salos šitoje vietoje nėra to pločio kažkokio, tai nuo to mūsų Ponta Preta pakėlus matosi Kite Beach. Taip. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Tu vois, je suis pour lui. Au fond, c'est la même. Le même compte à rendre, la plus puissante, j'essaie de garder la foi. En train de manger, je peux te faire la foule. Elle dit, je suis un bras pour la sortir de soucis, je peux te laisser.
clear the silver, if you can do the honors to give the trophies to both of our third place finishers. Representing Australia, James Carew, and Brazil, Sebastian Ribeiro. Unifiers make us feel proud. In the streets, our hands are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. So please, Mr. Gomez and Miss Suarez, if you can please give the trophies to our joint first finishers. James Carew, Sebastian Ribeiro. Ladies and gentlemen, your first place here in Cabo Verde. We all say